Norėčiau šiandien pristatyti. Tai yra Arvydas, mūsų žiūrovas, matomas beveik kiekvieną streamą. Ką mes galime pasakyti apie Arvydą? Labai fainas, labai linksmas žmogus. Labai džiaugiuosi, kad jis sutiko dalyvauti. Labas, Arvydai. Sveiki visi, malonu Jūs matyti. Tai Arvydai, ar labai jaudinėsi ar nelabai, ar taip? Ai, gerai viskas čia. Normaliai visai, iš tikrųjų. Normaliai. Gerai, super. Tai manau, galime ir pradėti. Pirmas mano klausimas, tai kiek laiko panašiai jau žiūri tuos streamerius visus aplamai? Kiek laiko jau užtrukai čia žiūrėti juos visus? Iš tikrųjų, tai kažkur gal žiūriu kokius apie 5 metus, jei gal net truputį daugiau. Mhm. Bet iš pradžių žiūrėdavau tik tai vieną žmogų, tai buvo Karolis, LTV Mhm. Republic. Tai tikriausiai ir atradai tą Twitch'ą iš Karolio, jeigu jį pradėjai žiūrėti, ar ne? Jo, iš pradžių vienintelį jį žiūrėjau YouTube'e, o Mhm. paskui kažkaip pasirašiau Twitch'ą, neatsimenu kaip iš tikrųjų, bet įsirašiau Twitch'ą, jisai buvo pirmasis, kurį pradėjau followint, žiūrėti. Mhm. Tai pro jį rašau, tą radau Twitch'ą, kas tai yra. Mhm. 5 metai, šiaip nemažas laiko tarpas. Pats nepagalvoji kartais, tipo, 5 metai žiūriu Twitch'ą, kiek mano gyvenimo yra įdėta čia. Nu, iš tikrųjų, tai jo, gan nemažai, nes 5 metai toksai laikotarpis, kur ir matys įvairesnių dabar tų streamerių, ne tik vieną, bet šiaip iš tikrųjų, tai jo. Mhm. Atrodo, ką veikiau 5 metus, tai pasitrodo, kad Twitch'o pražiūrėjau per tą visą laiką. Iš vienos pusės yra gerai, iš kitos gal pusės gal ir galėjai kažką ir kito nuveikti, bet, kaip sakoma, kažkas vis tiek gero iš to, ką tu darai, kad tu žiūri streamerius, kad tu juos palaikai, visada ateini, pasisveikini maloniai ir bendrauji su kitais žiūrovais ir su streameriu bendrauji, tai tas yra labai faina. Per tiek laiko 5 metai, šiaip ilgas laiko tarpas. Kaip vis dar randi to laiko žiūrėti tuos streamerius ir kaip tu suderini su savo asmeniniu gyvenimu, darbu ir panašiai? Iš tikrųjų, kaip jeigu dirbu, būnu išvažiavęs į kadenciją, tai dažniausiai laiką po darbų randu Mhm. laiką pasijungi kažką, būnu nusibodę filmą ir kažką žiūrėti nusibodę, tai tiesiog pasijungi streamą ir įvairovė tokia gaunas didesnė, tiesiog laiką randu darbus tikrai laiko streameriams. Mhm. Nu, kai būnu namie, tai vis tiek būna iš pradžių tų visokių tų reikalų atidėtų, reikia viskas tvarkyti iš pradžių, nebent jau ten vakare, jau kai būni namuose, tada irgi pasijungi kažkas streamina. Ir tiek išus, nu, suderinami šiaip dalykai gali būti, jeigu noro yra, tai sako, tikrai galima pažiūrėti visus. Jo, aš puikiai su tavim sutinku, kad jeigu pirmiausia yra, jeigu noro yra, va, tada kažkaip ir suderini tuos dalykus. Fainai, kad tu ir gali suderinti ir Twitch'o žiūrėjimą, ir darbą. Realiai tau Twitch'as kaip, nežinau, kaip kitiem, pavyzdžiui, koks filmų žiūrėjimas, muzikos klausimas, tai tau va, Twitch'o žiūrėjimas kaip toks atsipūtimas nuo darbų, pabėgimas už tos realybės, gal ne? Nu, galima sakyti, o pabėgimas iš realybės tai neikčio, nes tu vis tiek gyveni visą laiką realybėje ir taip gaunasi, kad tu vis tiek kažkiek mintys klaidžia apie kitus dalykus, negu tik tai Twitch'o žiūrėjimas, kad ir tu žiūri tuo metu. Bet iš tikrųjų tai jo, toksai, kaip sakai, filmo žiūrėjimas gaunasi, kad atsipalaiduoji ir viskas, tiesiog žiūrėdamas Twitch'ą savo mėgaujasi, jaukiesi ir tiek. Ką tu iš vis tam Twitch'e žiūri? Sakei, pradėjai nuo Karolio. Gerai, mes žinome, tu Republiką žiūri. Gerai. Ar žiūri dar kokiu nors streameriu šiuo metu, va būtent va šiuo metu, ko mes dar nežinom? Jeigu būtent šiuo metu, tai dabar tik tai būna, tai tave žiūriu, Ata Sofija. Mhm. Mačiau, Karlis pradėjo vėl streamint, tai jį buvo pasijungęs. Taip Mhm. pat Helderį kartais pažiūrau šiuo metu ir kas dar. Lagirtą būna pasijungiu ir viskas gal aš kaip iš pagrindinių tokių. Turi savo tokius mėgiamus streamerius kelis ir jo žiūri, neklaidžiai ten ką kiekvienas streameris ką veikia. Ne, tiesiog būna, kad kažką jeigu randi naujo iš tų žmonių, būni pasijungi, bet dažniausiai vis tik tai gamina, aišku, jie daro vis tik kas kam patinka. Aš to, kaip sakyti, nepeikiu, bet man patinka, būna įvairovė, ne tik kad gamina, bet ir būna just chattingai, tokios veiklos būna, man tas patinka. Bet kaip būna, kad kiti streameriai tiesiog kokį Valorantą žaidžia 7 valandas, tai kažkaip toksai boring gaunasi, net man neįdomu žiūrėti iš vieno nuolat tą patį. Mhm. Supratau. Fainai, kad kiekvienam gali skirti laiko ir randi po darbo jo, o gal
yra tokių va streamerių, kuriuos kažkada žiūrėjai, bet dabar nebežiūri dėl tam tikrų priežasčių, arba galbūt atvirkščiai yra, jų niekada nežiūrėjai nuo pat pradžių, bet dabar labai žiūri. Šiaip būdų, kaip po antrasis streameris mano būdavo, kurį žiūrėdavo, tai būdavo MG Mantelio. Bet jisai dabar kaip ir nelabai jau streamina, pastebėjau. Tai jis, sako, žiūrėdavo, jisai būdavo kaip antras variantas. Po Karolio iš pradžių, paskui būdavo Referatorą pažiūrėdavau. Bet irgi mažai dabar streamina, irgi nebelabai pažiūrėsi. Na jo, kur mažokai streamina ir tiesiog, nu, arba būna prasilenkia, arba kiti būna dienos metu streamina, kai būna labiausiai man užimta diena, tai ir neina pasijungti tiesiog kartais. O šiaip tai jo, tiesiog būdavo iš tų pagrindinių, tai ir Godutė būdavo žiūrėdavo irgi. Godutė buvo paskui dingus iš streamo, paskui vėl atsirado, ir taip irgi, na, mėtos, tai būna, jeigu yra laiko, tai ir Godutė pasijungia. Tai, žodžiu, jeigu tie streameriai, kurie nestreamino, ar dabar streamintų, tu, manau, vėl jo žiūrėtum, nes tipo, tu tiesiog jų nebežiūri, nes jie tiesiog nebestreamina. Jeigu būtų pasirinkimas ir būtų jie prisijungę, pažiūrė, kažkas iš kitų, ne, tai taip, žiūrėčiau ar juos tikrai. O dabar, jeigu prakalbus aplamai apie tos streamerius ir visą kitą, va, kaip žiūrovo pusės, norėčiau sužinoti iš tavęs, koks tavo dabartinis požiūris į būtent streamerius. Ar matai, 5 metai, ar jie pagerėjo, pablogėjo, kaip dabar tu galvoji? Iš tikrųjų, tai šiaip jau, visi streameriai pagerėjo tiek kontento kūrimu, tiek aplamai nešimo į Twitch'ą, į savo, kaip sakyta, visą tokį kaip biudžetą streamo savo. Tai tikrai yra dalis, kuriuos aš, pavyzdžiui, asmeniškai seku, kurie man labiausiai įdomiausi, tai jie taip tikrai pagerėjo. Padarė daug dalykų įdomesnių, bet tikrai žinau, kad yra ir tokių streamerių, kuriuo aš tikrai nežiūriu ir neįdomu žiūrėti, nes tiesiog jų kontentas yra sukurtas, kad išplėšti žmonių pinigus ir panašiai. Iš tikrųjų, kad toksai ir kontentas. Ne lietuviai gali būti netgi, bet yra tokių streamerių, o čia nežinau, mano asmeninis požiūris tai geras. Kad pagerėjo sama situacija, pavyzdžiui, lyginant prieš 5 metus, kai pradėjai žiūrėti Karolį, tada pradėjai žiūrėti kitus ir dabar tiesiog jautiesi, kad daugiau gali pažiūrėti įvairesnio kontento gal. Jo, šiaip galiu tikrai, dabar tai tokia didesnė įvairovė. Jau tiek per 5 metus, kad ir tų pačių žaidimų labai daug kas pasikeitė, daug naujų atsirado, tiesiog įvairovė yra kiekvienam pačiam ir streameriui, kad jisai gali daugiau irgi pasirinkti dalykų, ką veikti streamo metu. O žiūrint iš žiūrovų bendruomenės, ar per 5 metus žiūrovų bendravimas, komunikacija, draugystės daugiau susiradai anksčiau, ar, pavyzdžiui, dabar kaip tik yra mieliau, maloniau, ta visa bendruomenė būtent iš žiūrovų? Nes tu vis tiek daugiausia, jeigu streameris yra užsiėmęs, tu bendrauji tada tarpusavy su kitais žiūrovais. Tai kokia tavo nuomonė apie juos? Pavyzdžiui, pas Karolį, kaip iš pradžių būdavo, kaip tik pradėjau šį žiūrėti, tai iš tikrųjų buvo su kai kuriais malonu tikrai bendrauti, bet būtų tokių, kur, kaip sakant, tų kleckų įsiveldavo į čatą, kurie tiesiog nesąmonės rašinėdavo, tai tiesiog tu juos skipindavo ir vis kažkaip aš toksai esu žmogus, kuris nelabai kreipia dėmesio, ką kokias nesąmonės rašinėja kartais. Ir, pavyzdžiui, pas tave streame, tai tikrai su daugu pradėjau sutart labiau ir tokių bendraminčių radau netgi kai kurių, su kuriais bendrauju ir palaikau ryšį kartais. Tai nebūna, kas rašinėja kiekvieną dieną, bet būna tikrai susirašom ir kažką padiskutuojam. Tai tiesiog ištobulėjau ir žmonių, nes aišku, prieš 5 metus, kas buvo, pavyzdžiui, dabar, kas yra, tai patys tie žmonės yra daugiau subrendę, kad ir jie buvo jaunesni už mane, dabar gal ir, kaip sakyt, jau suaugę, labiau subrendę, tai irgi jų mąstymas keičiasi po tiek metų. Bet šiaip yra žmonių, kurie tikrai nori lygasti ir visą kitą, bet kažkaip, kaip tapau, pavyzdžiui, pas Karolį moderatorius, ir būtų sakau neigiamų komentarų, kur yra neigiamų komentarai arba žinutės, tai viskas tvarkoj. Bet kai pradedu nesąmonės rašinėti, tai tiesiog laukumbanin ir viskas iš tikrųjų. Labas ir viso gero. Labas ir viso gero. Tai gal šiek tiek dar bendruomenė priklauso nuo pačios streamerio, pas kurį esi? Gal ir priklauso nuo kai kurių tų žiūrovų, bet ne nuo visų tikrai.
Ne nuo visų. Aha. Tai žodžiu, tiek streameriai pagerėja, tiek žiūrovai yra pagerėję, tai va galite kiekvienas savo pasiploti. Labai smagu, kad va, Arvydas apie jūs labai gražiai atsiliepia apie visus, kad jūs esate subrendę jau, paaugot, jau mokate bendrauti, mažiau tokių blevyzgų, dar kažko ir nesąmoningų komentarų. Tai vis tiek, manau, tu turi kažkokį apipavydalinimą, kaip ką įsivaizduoji ir kaip, pavyzdžiui, norėtum kaip būti, tai gal galėtum papasakoti mums visiems, kaip įsivaizduoji idealų streamerį, va, kurį, va, pavyzdžiui, pamatytum, kad streamintum, mestum visus darbus, a man reikia jį pažiūrėti būtinai, nu, bet čia jau tas idealiausias jau variantas, kur, tipo, tokių net nebūna, bet, tipo, svajonėse, žinai, tu įsivaizduoji, kad va tokį streamą visada žiūrėtum. Nu tai va, tave žiūrau, būna dirbi ir viskas, irgi pasijungi streamą važiuodamas darbe. Tai nereikia įsivaizduoti. Nereikia įsivaizduoti. Ne, nu tai bet manau, kad kiekvienas streameris turi savo pliusų, minusų. Norėčiau gal labiau įsigryninti, kokiais aspektais tau būtų gal svarbiausia, ką turėtų turėti streameris, kad va, jis būtų tau pats fainiausias, mieliausias, geriausias ir taip toliau. Šiaip iš tikrųjų tai, kad streameris nebūtų monotoniškas, kad jisai nedarytų visai ką to pačio per tą patį kiekvieną dieną. Tas yra svarbiausia, nes vis tiek, kuo žmogus įvairesnis, tai kaip streameris, visai ką bus to įdomesnis, nes jeigu ten kažką darys savaitę tą patį per tą patį, tai irgi, kaip sakai, nusibosta žiūrėti. Tai kad nebūtų monotoniškas, kad būtų su humoro jausmu, kad suprastų tiek, pavyzdžiui, mane kaip žiūrovą, tiek kaip kitus žiūrovus. Paskui, kad būtų optimistas, kad mokėtų savo, kaip sakyt, asmenybę išreikšti kelis charakteris. Nežinau, iš tikrųjų, ir šiaip, kaip skaityti, įsivaizduot galima, bet mintyse, bet iš tikrųjų tai kiekvienas žmogus iš tikrųjų yra tas, kuris kažką kuria daro ir panašiai yra savotiškai nuo savęs priklausomas ir jo ir pasirinkimas, ką jisai daro ir ką žiūrovams rodo. Ir svarbiausia tam žmogui pačiam patiktų, ką jisai daro. Nu jo, aš puikiai sutinku, kad pirmiausia gal, kad streameriui pačiam patiktų, ką jis daro, ką jis bando daryti ir taip toliau. O kai žmogus laimingas ir su energija, meilė daro, tai automatiškai ir kitiem atrodo, kad tai yra visai faina ir visai gerai. Na taip, kuo daugiau įneš pats streameris pastangų į savo kontento kūrimą ir panašiai, tuo daugiau jam viskas atsiperka. Tiek iš žmonių, tiek iš emocinės būklės ir panašiai. Tada pačiam, kai pamato, kad streameris jo darbą vertina žiūrovai, tada jam pačiam ir kur kas daugiau atsiranda motyvacijos viską daryti. O ką patartum tiems naujiems, pavyzdžiui, kaip tu, pavyzdžiui, atėjai prieš 5 metus žiūrėti Twitch'o, būtent Karolį, o kai kurie žmonės gal irgi nėra atradę Twitch'o ir norėtų pradėti žiūrėti, arba norės pradėti kokį kada žiūrėti. Ką patartum būtent tiem Twitch žiūrovam, kurie ateina pas tam tikrus streamerius, yra švieži, nieko dar nepažįsta, gal ir streameris visai nieko norėtų žiūrėti, bet gal bijo parašyti į chatą, kad bus nesuprastas ir panašiai, ko jie turėtų tikėtis ir ką tu jiems galėtum patarti, kaip jau 5 metus turintis patirties žiūrovas, jau toks jau rimtas. Nu šiaip svarbiausia, kad atėjęs, pavyzdžiui, jeigu pradedi žiūrėti kažkokį tai streamerį, naują ar plamą, tik tai esi Twitch'e, kaip sakyt, pradinukas, kaip ir žiūrovas, kaip pradinukas, tai tiesiog svarbiausia nerašyti nesąmonę tik atėjęs, kažkaip nesigirt prieš kitus žiūrovus ir panašiai iš pradžių. Tiesiog galima elementariai pasisveikinti ir panašiai pradėti pokalbį. Gali paklausinėti kažkokių tai klausimų pačių streamerio ar žiūrovų, bet ten niekada nereikia išsikelt savęs ir nepradėti reikia vaidinti kažko, tai kaip pradedi žiūrėti kažkokį tai naują streamerį ir net patarčiau būti irgi su humoro jausmu, kaip ir saka streamuose, bet kiti kartais to nesupranta, bet iš tikrųjų irgi vien tik iš mano pusės tas humoras, koks tai aš būnu kartais su žiūrovės arba su tavim, irgi labai daug ką suprantu, kad prajuokina ir kitiem, jis neš daugiau tokio pozityvumo ir šypsenos veide. Tai irgi svarbiausia būti linksmam ir nebūti surūgusiam. Nu, nesėdėtų rūras suraukęs, čia visas gyvenimas blogai, tai aš padarysiu visiems kitiem blogą gyvenimą. Sugadinsiu kitiem nuotaiką. Jo, aš puikiai su tavim sutinku, kad žiūrovas irgi turi ateiti su nuotaika į streamą, o jeigu neturi nuotaikos, manau, gali ir kiti pakelti nuotaiką, ateiti
pajuokauti, pašmaikštauti, tiesiog nerašinėti tiesiog tų nesąmonių, o prikolus, manau, daugumą mes visi suprantam. Tikrai taip, nes tom nesąmoninti paskui bana prasileidžia ir viskas ir baigėsi visi žiūrėjimai. Nu ir nebegali nei pažiūrėt streamo, nei parašyt nieko. Gerai, galime prieiti, manau, prie kitų dalykų. Aš daug kartų kartoju 5 metai, nu čia tikrai yra daug. Tai man yra labai, nu, labai keista girdėti, kad žiūrovas 5 metus žiūri Twitch'ą. Bet per 5 metus tikriausiai vyko įvairių dalykų, įvairių streamų žiūrėjai, visko matei. Koks tavo asmeniškai įsimintiniausias įvykis, įvykęs būtent per streamą kažkurį? Nesvarbu pas kurį streamerį, bet tiesiog įvykęs įvykis, kuris tau labiausiai įsiminė, kur daugiausiai gal emocijų turėjai, kur tau labiausiai gal patiko, gal kaip tik labai nepatiko, bet labai įsiminė įvykis. Jo, tai yra įvykį, kuris atsitiko iš tikrųjų, nežinau, net gal metų nėra iš tikrųjų. Tai žiūrėjau Helderį ir jo Nano ir aš tuo pačiu metu kalbėjau tiek, kas su Drieku ir panašiai. Ir kai vis tą žodį jisai pasako, jo Nano lifta, tos lempos nukrito. Tuo momentu buvo tiesiog, nežinau, gal 20 minučių jokiausi iš to visą laiką žiūrėdamas ir iš jo reakcijos dar nuklipino, atsimenu tą visą dalyką aš pasi. Jo, dar atsimenu, dalinotės visur, kad pažiūrėk, kaip nukrito Helderį, jo nanolypai. Fainas įvykis. Aš tai va, kadangi aš jį esu mačiau, nu, tipo, mačiau klipą, tai aš irgi atsimenu, žinai, iš karto juokas suėmė. Atsimenu, pupūkš toks nukrenta tiesiog. Ir pagaliau dar žodžiu taip gavosi, kad pasakė žodį su Drėko, jisai biskį pakrypo tas Nano lyfas, pasakė antras ir tada jau nukrito. Nes iš klipo gal taip ir netrodo visai juokinga, bet kaip tu žiūri visą tuo metu būni stream'e ir tam tada daugiau detalių visų tada tiesiog kažkaip įsiminė tas labiausiai, kur daugiausia nuotaikos tuo momentu buvo pakėlęs. Nu jo, čia toks įsimintinas, jo, įsimintinas. O daugiau tokių įsimintinų nebuvo, ar tiesiog dabar neprisimeni? Nežinau, gal iš tikrųjų buvo smagu, kaip tiesiog ir galvoju, moderatorių, pavyzdžiui, Paskalį vis tiek jo bendruomenė yra gan iš tikrųjų didelė, tai tiesiog smagu kažko būtų daugiau. Irgi truputį padėti ir jiem. Jeigu streamo metu, tai nežinau, iš tikrųjų buvo taip, kad ir buvo Kalius pakvietęs tą vakarienę su visais ten streameriais, tai būtų irgi fainas, malonus momentas, kaip tiesiog per streamą buvo užsiminęs apie tai. Neįvardinau, kas bus, bet paskui tiesiog pranešė, kas ir kaip bus. Tai fainiai, ta būni vieno streamerio dalimi, tampi moderatoriumi, po to ir gali susitikti gyvai su streameriu, tai čia realiai tie, kurie žiūri, tai tikrai turėtų inspiruoti, žinai, nes pažiūrėk, tu tiesiog atėjai, pabuvai bendruomeniai, bendravai ir visą kitą, tada moderatorių gavai, tada į vakarienę pakvietė. Čia realiai, nu, tipo, kaip ir darbe būni kyli karjeros laiptais, tai čia tas pats ir su streamu ir bendruomenė irgi kažkiek pakyli ir tu vis gali daugiau. Jo, tikrai šiaip buvo, ten tuo momentu, kai mums tikė visi tenai, na, aš tik karas buvo, bet taip pat buvo ir Godutė buvo. Ir buvo monologiniai, irgi buvo visais tikrai fainai pabendrauti su kitais, ir Helderis buvo, ir Jarutis, ir tas tai yra Arnas stebėjo. Jarutis. Tikrai su visais buvo žiauriai fainai, aišku, pabendrauti. Ir truputį tokiais dalykais ir bendrauti, kurių į streamą niks neneša, ir aplamai daugiau sužinai, kaip pasimaišo asmenybės, kurio stream'e tu nesutiks tokio žmogaus ir panašiai nekalbėsi tokiom temom. Jo, nes streamas yra streamas, žinai, jo, realybė yra realybė, tai ir manau ir bendravimas yra truputį kitoks. Atsimenu mūsų pokalbio pradžioje, kad minėjai apie būtent streamerius, kurie kartais būna streamina dėl pinigų, kažkas buvo tokio, tai norėčiau paklausti, ką tu galvoji apie paramas. Ar svarbu streameriams suteikti paramą, tuos donationus, ar pavyzdžiui, ar turi būti būtent kažkoks tikslas, nes dažniausiai būna streameriai užsideda kažkokį donation golą ir žmonės tada jau ten remia jį. Ar tai yra svarbu remti, ar tai galbūt priklauso nuo to donation golo, ar tai yra svarbu ar ne? Kaip tu iš vis galvoji apie tą visą paramą? Parama tai ir gerai, nes tai yra vis taip, bet kokiu atveju gali sakyti, kas ką nori, kad tai nesvarbu ir panašiai. Parama yra tipo, kaip sakyk, jeigu Twitcheris sako, kad jam nesvarbu parama yra, iš nus pusės tai yra labai svarbu, nes tai žmogus daro, kas jam patinka, ar jį dar gali iš to išgyventi arba uždirbti.
Tai manau, kad yra šiaip smagu remti arba kaip streameris gauna paramą, tai jam tikrai ir smagu. Tai tiesiog jam, kaip sakyti, irgi gaunasi motyvacija didesnė, nes Mhm. žmonės parodo irgi, kaip patinka jo kontentas kitiem. Nes dažniausiai kitai nepasakys, o neparašys į asmeninį žinutę, kaip kad tu gerai streamini ir visa kita, tie komplimentų gausi, o tiesiog kiti pinigais tais parodo ir viskas, kad atsidėkoja pinigais įmestami. Aišku, ir tie gold tikslai, tai tikrai irgi įneša įvairovės ir paskui gaunasi ir žiūrovės smagu. Mhm. Kiti, aišku, to negali padaryti, kiti negali, pažiūrėjau, donatinti ir visą kitą, tai jie tiesiog žiūri ir viskas. Tai irgi jau normalu ir smagu, kad kiti ir žiūrovas, kad ir ne tik donatina. Bet su gal tikslais jo, tikrai būna, kad žmonės, kaip sakyt, donatina. Ir tam golio būna klausia, pavyzdžiui, misija, ne tai, kad misija, bet tiesiog kažkoks tai būna gal dovana gaus ar kažką tokio, tai kitiem irgi, kaip sakyt, jie kažkiek saukos pinigų, bet jie kažką gal irgi gaus tuo pačiu. Tai tu esi toje pusėje, kad streamerius reikėtų paremti, jeigu, aišku, tau patinka, ar tu nori atsidėkoti už kažkokį gerą kontentą arba tiesiog jų darbą. Vietoj to, kad pasakytum komplimentą, tu, tipo, geriau galėtų žmogus paremti, ne? Jo, arba tiesiog, kai būna, pavyzdžiui, skiriami tenai metų pradžioje, kur 2 procentai, pavyzdžiui, būna skirti mokslam ir panašiai, tai va reikėtų streameriam tokį sugalvoti irgi, kur pasirašyti. Arvydai, idėja, padaryk. Padaryk, kad galėtų žmonės streameriams skirti savo 2 procentus. Nu taip, mėnesinės algos ir viskas, irgi Nu. labai gerai. Nu, būtų tikrai faina, galėtum įgyvendinti, va, būt ambasadoriu šito dalyką. Ne, nenorėtum? Apsikraunu reikėtų daug, bet tai Apsikraut. Padarykit kažkas kitas. Jei kažkiek man įkris procentų, na tai gerai padarys tada irgi. Girdėjot, jeigu Arvydui įkris 0,5 procento, jis tada galbūt padarys. Nu ko, ne, vis tiek, jeigu per daug streamerių, tai prašau, kainos sudaro, kaip sakant, euras prie euro, 10 eurų gali išėti paskui jau. Taip, nu, iš tikrųjų, tai jo. Realiai labai greitai apėjom visus klausimus, bet liko vienas paskutinis pats svarbiausias klausimas Arvydui ir galėsime tuomet baigti. Tai Arvydai, ar tau patiko šis pokalbis? Man asmeniškai patiko, pačiam nauja patirtis yra ir tiesiog smagu buvo. Nežinau, kas čia vyko, neskaičiau nieko iš tikrųjų. Bet man asmeniškai tai buvo faina, gal žmonės pažins mane truputį iš kitos perspektyvos ir kito požiūrio, nes šią laiką matydavo mane tik tai čatuose ir jie matydavo mane kaip aš ten jaukiuosi arba kažkas nesąmonės darau kartais dažniausiai. O dabar pamatė truputį labiau kaip normalesnė asmenybė, iš tikrųjų. Normalesnė. Va čia yra normalus Arvydas. Taigi, gal pirmiausia norėčiau padėkoti tau, Arvydai, kad sutikai dalyvauti. Čia mes greitai bandėm susisukti, turėjom mažai laiko pasiruošti, bet viskas, matot, kaip išėjo visai gerai. Tai noriu tikrai padėkoti nuoširdžiai. Ačiū tau. Ačiū tau, kad buvai, atėjai, nepabijojai ir su kamera, ir su viskuo. Jo, tikrai mano namuose, o trale dabar esu, tai Jis dabar kraštovaizdis. kraštovaizdis, jūs įsivaizduojat, jis antiek pasinėręs, kad net sutiko iš tralo padaryti pokalbį su manimi, su jumis visais. Tai tikrai vertinu tai, ačiū tau. Noriu padėkoti ir kiekvienam žiūrovui, kuris žiūrėjo šį video, streamą ir panašiai. Ačiū, kad žiūrėjai, ačiū, kad visą laiką palaikai, palaikini mano video arba rašai čatą ir diskutuoji su kitais. Tai ačiū Arvydui, ačiū čatui, ačiū žiūrovams ir pasakysiu iki kito karto. Iki? Ačiū tau, iki.